mūsų local parduotuvėlę, ko aš pasilgsiu, tai nebūtų čia Japonija, kaip gražiai visi nusiėmė batukus, kad neitų ant parketo. Iki aš ir vėl čia iš Japonijos, kadangi mums liko lygiai 8 dienos iki išvažiavimo į Australiją ir krepšinio sezono pabaigos. Atvažiavom į parduotuvę. Aš truputį pasidėliojau daiktus, truputį vaikai pažaidė, padarė dar bardako, aš dedu į lagaminus, jie ištraukė. Kas čia? Dar keli lagaminai supakuoti, mano vyras jau baigė. Visą laiką sakau, kad Hokkaido viskas yra skaniausia ir pas mus Hokkaido maisto festivalis. Aišku, mes be šito neišėjom. Tai čia matot, Japonijoje vyksta po sezono pabaigos tokia fanų šventė. Praeitus 2 metus, kaip gyvenam Šygoje prie Kyoto, oras buvo labai gražus, visą laiką ten jau karštą vasarą. Tai vyksta tokia šventė parke, turiu video, jeigu rasit, pamatysit, labai fainai. Šiais metais čia, kaip matot, mes esam viduje ir dabar jau šventės pabaiga. Tai visas esmė šitos susirinkimo visų fanų tai yra, kad jie gali pažaisti žaidimus įvairius, pabūti su savo mylimais žaidėjais, paskutinį kartą nusipirkti šio sezono atributikos iš pačių žaidėjų, nes žaidėjai skirtingose vietose būna, tai tarkim mėto ten pusę valandos, tada apsikeičia, tada žodžiu grupėm pasiskirstę. O dabar yra šventės pabaiga ir čia yra, Japonijoje yra ir šokėjos, populiarios, ne tokios populiarios kaip žaidėjai, bet jos irgi turi savo merčą, jos pasirašinėja, jos bendrauja su fanais, o ten jau, kaip matot, žaidėjai. Tai prie jų eilutė pasirašymams yra kiek didesnė. Very nice!